Minasan konnichiwa. Sveiki visi, norėčiau labai pravesti šitą paskaitą japoniškai. Deja, bijau, kad ne visi supras mano paskaitą, tai dėl to teks pravesti ją lietuviškai. Pirmiausia, norėčiau pristatyti trumpai, kaip aš iš tiesų mano santykis su Japonija, kaip aš su ją, kiek aš ją galėčiau pažinti. Simona buvo Japonijoje 1 metus. Aš pirmą kartą į Japoniją nuvažiavau prieš 11 metų, tai mano santykis su šitą šalimi jau yra pakankamai ilgas. Ir aš kai pabandžiau pagalvoti apie savo gyvenimą paskutinių 11 metų, tai iš tiesų jis yra toks pakankamai įdomus, kadangi 1 metai Japonijai, 2 metai Lietuvoje, 1 metai Japonijai, 2 metai Lietuvoje, 1 metai Japonijai ir paskui kažkiek tai metų Lietuvoje. Tai viskas eina taip ganėtinai monotoniškai ir gražiai. Ir dėl to mano tokie ilgi išvažiavimai į Japoniją buvo 3, jie buvo absoliučiai skirtingi. Ir kiekvienas jų atnešė savotiškos patirties, naujos patirties. Pirmasis mano išvažiavimas buvo aš gyvenau Kanazavos mieste. Nežinau, kiek iš jūsų čia esančių esate girdėję tą miestą. Turbūt niekas. Bet apie Japoniją turbūt reiktų pasakyti tai, kad šita šalis turi 2 pusės. Tai yra, jūs įsivaizduojate, Japonijos forma yra kaip banano tokia forma ir išilgai eina kalnų grandinės ir yra 2 pajūrio lygumos, ar ne? Viena yra vienoje Japonijos pusėje, kita yra kitoje Japonijos pusėje. Ir patys japonai vadina šitas 2 Japonijos pusės, tai yra geroji pusė ir išvirkščioji pusė. Ta geroji pusė yra ta, kuri prisiglaudusi prie Ramiojo vandenyno. Ten kaupiasi visi didieji Japonijos miestai – Tokijas, Yokohama, Osaka, Nagoya, Sendajus ir kiti. Tuo tarpu išvirkščioji Japonijos pusė yra prisiglaudusi prie Japonijos jūros. Ir ten yra labai daug mažų miestelių, maždaug dydžio kaip Vilnius ir Kaunas, kurių niekas dažniausiai nežino. Vienas iš jų yra Kanazava ir joje aš praleidau 1 metus. Tikrai labai gražus miestelis, ten išlikusios senosios tradicijos, daug senų papročių ir ten buvo iš tiesų ta Japonija, kuri man pirmiausia padarė įspūdį. Ir tie metai iš tiesų prabėgo labai turiningai. Po to praėjo 2 metai Lietuvoje ir antrą kartą aš išvažiavau į Japoniją ir jau ją pažinau absoliučiai iš kitos pusės, tai yra iš gerosios pusės. Kadangi gyvenau tikrai pačioje geriausioje Japonijos vietoje, gerosios pusės pačiame didžiausiame mieste, tai yra Tokijuje. Ir maža to, aš gyvenau pačioje naujausioje ir pačioje gražiausioje Tokijo vietoje, kuri yra vadinama Odaiba. Tie, kas yra buvę Tokijoje, tikrai tą vietą puikiai žino, aš manyčiau. Tai yra iš tiesų sala Tokijo įlankoje, o kad būtų įdomiau, jums pasakysiu, kad tai yra sala sutilpta iš šiukšlių. Iš šiukšlių, kurį vartoja Tokijo žmonės, jie tiesiog tai, kas yra išmetama, yra supresuojama į didžiulius blokus ir jais yra užpildomas vandenynas, tai pagaminant salą. Ta sala yra pakankamai didelė ir japonai joje įrengė didžiulį pramogų parką, daugybę prekybinių centrų, supermarketų ir taip toliau. Ten važiuoja jaunimas pasilinksminti, atsipalaiduoti. Beje, dar reiktų pasakyti, kad visa sala buvo sukurta absoliučiai pagal amerikietišką principą. Tai yra nukopijuota nuo Amerikos. Amerikietiški dangoraižiai, į salą veda tiltas, kuris yra vadinamas Rainbow Bridge. Ir beje, kad dar būtų įdomiau, tai toje saloje stovi Amerikos laisvės statula, sumažinta jos kopija. Iš tiesų, japonai labai myli Ameriką ir ta sala buvo sukurta Japonijos jaunimui, kurie tiesiog žavisi amerikietišką kultūrą. Ir man kilo toks įtarimas, iš tiesų mūsų užsieniečių toje saloje gyvena visai nemažai, apie 1000 žmonių. Ir man kilo toks įtarimas, kad iš tiesų mes buvome irgi apgyvendinti toje saloje tam, kad tiesiog sudarytumėm egzotišką užsienio įvaizdį, kad vaikštantis baltieji užsieniečiai suteiktų Odaibai, tai yra Tokijo šitam rajonui, egzotišką įvaizdį. Tai buvo mano antrasis patyrimas Japonijoje, tai buvo didžiuliame Tokijo mieste. Mano trečiasis patyrimas buvo iš tiesų 3 metai, kuomet aš dirbau Lietuvos ambasadoje Japonijoje, irgi Tokijuje, bet tai vėlgi buvo visiškai kitoks patyrimas, kadangi, dirbant Lietuvos ambasadoje, jūs turbūt suprantate, kad daugiausia bendrauji ne su japonais, o su lietuviais, kurie ten dirba.
Ir reikia pasakyti, kad per tuos 1-3 mano gyvenimo Japonijoje metus aš praktiškai pradėjau pamiršti japonų kalbą. Ir tik tais dėl to, kad aš ten užsiminėjau privačiais vertimais, aš galėjau kažkiek ją išsaugoti, kadangi daugiausia buvo bendraujama tik tais lietuviškai. Bet teko susidurti su labai daug žmonių iš įvairių visuomenės sluoksnių ir tai iš tiesų buvo labai naudinga patirtis man pačiam. Dabar, iš tiesų Japonijoje aš esu be šitų 3 kartų esu buvęs daugiau kartų ir dabar jau sunku yra suskaičiuoti kiek, bet iš tiesų man asmeniškai Japonija jau yra kaip ir antroji tėvynė, antroji šalis, kurios aš būdamas čia visą laiką ilgiuosi, lygiai taip kaip aš būdamas Japonijoje visą laiką ilgiuosi ir Lietuvos. Aš turiu mėgstamas vietas, mėgstamus restoranus, mėgstamus žmonės tenais ir tiesiog mano gyvenimas vyksta praktiškai tarpe tarp šitų 2 šalių. Netgi atvažiavęs į Lietuvą aš niekada nepabėgu nuo tos šalies, nuo Japonijos. Ir mano darbas yra su tuo susijęs ir aš visą laiką juokauju, kad yra tarsi mano prakeikimas savotiškas, nuo kurio aš jau nebegaliu pabėgti. Ką dar jums galima būtų papasakoti apie Japoniją iš tiesų, kadangi Simona papasakojo jau labai daug ir patys pagrindiniai iš tiesų įspūdžiai kiekvienam žmogui, kuris grįžta iš Japonijos, tai yra mandagumas, tai yra visiškai kitos erdvės, tai yra daugybė žmonių ir taip toliau. Ir iš tiesų labai būtų sunku papildyti Simoną, nežinau, kuo dar būtų galima papildyti. Iš tiesų galbūt šiaip reiktų pašnekėti dėl tų pačių paprasčiausių stereotipų, kaip mes įsivaizduojame Japoniją ir kokie jinai būna iš tiesų. Vienas iš tų stereotipų yra tai, kad japonai iš tiesų yra labai išradingi ir protingi žmonės. Jie išradinėja daug įvairių dalykų ir kažkada aš esu tyrinėjęs Lietuvos spaudą ir žiūrėjau, kaip yra Japonija minima toje spaudoje. Ir pasirodo iš tiesų, kad dauguma straipsnių apie Japoniją lietuviškose laikraščiuose yra apie tai, ką japonai yra išradę. Kad jie išranda ten, nežinau, naujus vaistus, naujus robotus, naujas mašinas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir lietuviams labai dažnai gali susidaryti įspūdis, kad japonai iš tiesų yra labai išradingi ir labai protingi. Ar taip yra iš tiesų? Yra toksai rusiškas anekdotas. Rusai labai mėgsta anekdotus apie čiukčias, tikriausiai esate girdėję, ar ne? Tai yra vienas anekdotas, kuomet yra sakoma, kad vienam čiukčių kaime gimė vaikelis, kuris buvo labai protingas. Ir čiukčiai, reiškia, paėmė tą vaikelį, apžiūrėjo, protingas labai, pavartė, sako, kur mes įdėsim, jisai mūsų kaimui visai netinka. Ir sako tam vaikeliui, eik iš čia, nes tu mums nereikalingas. Ir tas vaikelis, aišku, išėjo, perplaukė jūrą, nuplaukė į salas, apsigyveno tenais ir tapo japonu. Tai iš tiesų, tai parodo iš tiesų rusų požiūrį apie japonus, kad jie įsivaizduoja, kad japonai yra labai protingi. Gyvenant tenais 3 metus susiduri su įvairiais žmonėmis, ir protingais, ir nelabai protingais. Ir labai dažnai tekdavo iš tiesų, taip nustebti, kadangi ypač kai susiduri su japonų biurokratų bukumu ir sudėtingu tokiu bendravimu, dažnai labai nustembi ir pagalvoji iš tiesų, ar tai yra tie patys japonai, kurie, suprantami kaip tikrai labai protingi, išradingi ir taip toliau. Ir kaip jie sugebėjo su tokiu mąstymo būdu kartais pakankamai kietu pasiekti tokių gerų ekonominių rezultatų. Ir, iš tiesų atsakymų čia yra labai daug, atsakymo nėra vienas.